Labas, tai pagaliau angelų žinutės. Pagaliau grįžau iš atostogų ir vėl galiu jūs palepinti informaciją iš angelų. Taip pat žinokit, atkeliavo pas mane labai daug naujų kortų, tai kai ateisite į asmeninę sesiją, mes jau dabar žiūrėsime jums atsakymus iš 14 skirtingų kortų kaladžių. Ar galite įsivaizduoti 14? Tai va, tos informacijos būna belenkiek, tikrai daug, labai daug. Per visą tą valandą 15 minučių gaunate labai daug informacijos, dėl to sakau, perklausykite, po to padarykite pertrauką ir kitą dieną vėl klausykitės, nes nespėsit visko sugaudyti, įsiminti ir suprasti. Labai greit susidraugavau su tom kortom, tai ir pasižiūrėkime, nes visą laiką išsiplečiu ir tiek po to pas mane čenelinimas prasideda. Kągi, pirmoji karta kažkam baigėsi laikas, ar ne, kažką laikas paleisti, labai įdomu, kažko laukia nauja pradžia po paleidimų. Tai sako angelai, laikas paleisti, tiesiog paleis, sako, lygiai taip pat kaip saulė pakyla kiekvieną rytą ir leidžiasi, lygiai taip pat ir mūsų gyvenimuose, ar ne, ateina momentas, kada laikas tai saulyti eiti vakarop, ar ne, nusileisti į jūrą, bet yra laikas ir pakilti. Kad ir kokios dabar pabaigas žinok ir prisimink, kad visada saulė ryte pakilo, kils ir visada tai bus. Tiesiog išbūk šitoje akimirkoje, ne, pabaigos, kad kažkas baigėsi, būk dėkingas už tą pabaigą, kiek turėjai, kiek nuėjai, nesvarbu ar skauda ar ne, kokia situacija, viskame yra pamoka. Viskame yra gėris ir grožis, ką gali palydėti, ko gali pasimokyti, už ką gali būti dėkingas. Tai išbūk šitoj situacijai, kiek tau norisi, tiek, kiek tau reikia ir ne to laiko. Ir tuomet jau paleisk, nes kiekviena pabaiga yra ir nauja pradžia. Kaip ten sako, ar ne? Tai nereikia užstrigti šitoj stadijoje, beje, kas ateina asmeninės sesijas apskritai, ar ne tik angelų žinutes ar taro kortų skaitimus. Tikrai daugybė moterų būna užstrigusios būtent šitoj fazėj, kad kažkas pasibaigė ir jos niekaip negali pradėti naujo savo gyvenimo etapo. Dėl daugybės priežasčių. Kažkas bijo, kažkas praeities negali paleisti, kažkas negali atleisti. Tai va, mes visą tai ir darome asmeninėse sesijose, ar ne, tos užstrigimus atstrigdinam ir paleidžiam emocijas ar kažkokias traumas, kad ir kas tai bebūtų. Taip, toliau iš naujų kortų žinutė, parašas, tavo unikalumas, tavo identitetas, tavo tarytum parašas, žinai, kaip mes turime ir pirštų antspaudus visus unikalius ar ne kiekvienas žmogus, tai čia yra apie tai. Ir žinot, kas yra svarbiausia, va tas tavo unikalumas, ar ne, ir leisti savo būti tokiu, koks tu esi, unikalus, ar ne, originalus. Taip galbūt daug kas nesupranta, ar net galbūt vadina ir baltava. Tai čia tiesiog ne tavo kompanija, ar ne, yra kompanija, kuri tave supras, kuri tave priims, ar ne, kur jūs mąstysite vienodai arba žiūrėsite panašia kryptimi. Ir vat kai tu lauki savo žmonių, ar ne, arba tos pačios pagalbos gyvenime, tai tu jo sulauksi tik tada, ar ne, stipriausias efektas bus, ar ne, kai tai bus bendraminčiai. Kai bendraminčiai negali ateiti pas tave, tave ir supa ne tavo žmonės, nes tu pats nesi originalus, tu nesi toks, koks tu esi iš tiesų. Galbūt tu su kaukiam, galbūt tu elgiesi visiškai, negu kad pats esi kaip asmenybė viduje, ar ne, mastai, elgiesi, kalbi, atrodai, tai ir žmonės yra ne tavo. Tavo žmonės pradės ateiti pas tave tada, kada tu tapsi savimi toks, koks tu esi. Ir visiškai nieko blogo, kad išeis kažkokie žmonės iš tavo gyvenimo, taip ir turi nutikti, nes išsivalo tavo aplinka, išsivalo tavo draugų ratas, išsivalo apskritai kolegos, darbai keičiasi, gyvenimai keičiasi. Tai kai tu būsi unikalus, tu ir pritrauksi savo chebrytę, su kuriais ir su kuriuo galėsite kvėpuoti vienu ritmu ir sulauksi tos pagalbos, ar ne, kurios tau reikia labiausiai, ar ne, sulauksi tokios erdvės palaikymo žmonių, kokios tu trokšti, kai būsi savimi. Nereikia čia, žinai, iš karto paimti, keisti kardinaliai savo gyvenimą arba savęs pačios, bet po truputėlį keliauk link to tikslo, kad nusimti vis daugiau ir daugiau kaukių.
Žinau, kad labai baisu, žinau, kad labai baisu, todėl visada primenu, jeigu užstriksi, atkeliauk pas mane, į asmeninę sesiją turiu daugybę įrankių, metodų, turiu daugybę diplomų ir parenku kiekvienam asmeniškai pagal jo gyvenimo situaciją. Žiūrime, ką mums nori pasakyti toliau angelai, atėjo raktas ir kas įdomiausia, šitas raktas kalba apie tavo balsą, apie tavo mintis, apie tai, kas gyvena tavyje, vėlgi apie saviraišką ir savo originalumą, savo unikalumą, ar ne, savo filosofiją, savo tikėjimą, savo vertybę, savo tradicijas, kad ir kas tai bebūtų, kalbėti, išreikšti, pasidalinti, daryti, tuo gyventi. Ir apskritai, na, čia galima pridurti ir tą pačią, šitas raktas nekalba, bet apie gerklės čakrą, ar ne? Tai yra lygiai tas pats labai didžiulis iššūkis tiems ir toms, kurie bijo kalbėti. Už to labai slypi daug istorijų ir daug nutikimų, kurias mes gvildename asmeninėse sesijose, bijo žmonės kalbėti. Nes kažkada buvo nutildyti, ar ne? Arba daugybė ten istorijų slypi, kiekviena istorija yra unikali. Mano pačios irgi praėjusiam gyvenime aš teikiau tokią informaciją, kam žmonija dar buvo nepasiruošusi visom prasmėm tais laikais, kai aš buvau. Ir manęs niekas negirdėjo, mane ignoravo, niekas nesuprato, čia tas pats, kas aš tau dabar japonų kalbą pradėčiau kalbėti. Jų sąmonė dar buvo labai galbūt ribota ir jie nesuprato, ką aš kalbu. Ir vėlgi dėl tų dalykų atsitiko labai tokių skaudžių dalykų, kad ir kaip aš norėjau išgelbėti daugybę žmonių ir net civilizacijų, dėja, matyt, taip turėjo nutikti, buvo kaip buvo. Tai va, pas man irgi buvo čia mano istorija tokia iš praėjusių gyvenimų, va, tokios pamokos ir tokie patyrimai. Bet čia asmeninėse sesijose, o kas nori angelų žinučių skaitimo, tai vėlgi parašykite man asmeninę žinutę arba galite įsigyti ar net padovanoti savo, nežinau, vyrui, draugui, draugiai, arba dovanų kuponą, arba šią sesiją nupirkti elektroniniai parduotuvį ir suderinsim laiką ir online aš jums perskaitysiu iš 14 skirtingų kortų kaladžių jūsų angelų žinutes. Pasikviečiam jūsų angelus taipogi. Taip, prieš paskutinės kortas, čia žiūrime visiškai naujas kaladės, aš jau irgi jas išsitestavau, labai greit susidraugavau, nuostabios kortos. Kas įdomiausia, kad atėjo kristalas pas mus opalas. Opalai, nuoskaudų paleidimas, turi rausvąjį opalą elektroniniai parduotuviai ir kokia žinutė labai jautri. Sako, visi tavo vaikai, ar jie būtų žemėje, ar jie būtų danguje, žinok tik vieną, kad jie yra laimingi ir saugus. Jais rūpinasi pats Dievas ir angelai. Nu, vau, žinokit, čia tai... Vau, kažkam tikiu, kad bus jautru, bet tai yra tokia gilė žinutė, čia daugiau nieko nepridursi. Čia tai stipru. Tavo visi vaikeliai, tavo visi vaikai yra laimingi. Jais rūpinasi pats Dievas ir angelai. Jau žiūriu video į pabaigą, eina. Ir paskutinė žinutė yra kantrybė. Raktažodžiai laikas, išmintis ir dėkingumas. Apie kiekvieną žodį galima kalbėti tikrai valandas, tai vat primenu, kas darote praktikas, prisiminkite, ar ne, dėkingumas, viskam savas laikas, kantrybė. Ir labai graži žinutė ir užuomina sako, arba lauk, turėjo kantrybės, ar ne, nes viskam savas laikas, ar ne, jau kažkas iš pirmo karto nepavyko, nereiškia, kad apskritai nepavyks. O kita žinutė sako, tiesiog pasitikėk ir leisk dalykams vykti. Čia tas pats, kas būna, nori čia ir dabar, va taip pat noriu, ne kitaip noriu, žinai. Ir patys priprogramuojam, nors visata mus visada ruošia dar geresnį variantą, negu mes protukų te gebame išmastyti, ar ne? Ir piktinamės, ir nepatenkinti būnam. Ir žodžiu, visaip kaip tenais, o po to žiūri, kad vau, žinai, juk mes nematome iš aukštai, mes nematome taip plačiai, kaip visata paruošia mums. Visata visada viską daro tau ir dėl tavęs.
Todėl čia jokių piktukų ir piktų kojelių trepsenimo, kad nebūtų, pasitikėk ir būk dėkingas ir dėkinga. Parašykite komentaruose man ką nors ar žiūrėsite